vienintelė vieta, kur galima pastatyti. Tai jo, daug nekalbant, Galima pasakyti pagrindinius dalykus. Pirmiausia, mano veidas šiandien negeras, tai biškį pasitrauksiu. Ir tas pats mano apranga nėra tokia jau ir gera. Nu, bet nieko nesakykit, aš vienu žodžiu mačiau daug kas žiūrėjo mano video ir aš supratau, gal, kad jeigu daug peržiūrų, tai reikia antrą padaryti ir plus laikino, kaip sakiau, palaikinkit ir palaikino 3 žmonės. Tai labai ačiū jums ir aš atsiprašau, kad taip ilgai nekeliu video, nes jo, man kažkaip nesutapo visi dalykai. Ir aš dabar esu ant aukšto pas močiutę ir aš dabar parodysiu, ką man reikia sutvarkyti. tai čia tokia yra netvarka, ta prasme, nu jo, čia dar buvo daugiau, bet tai, ta prasme, labai netvarkinga. Čia mano šuvat. Tai tą šiandieną man reikia padaryti ir pažiūrėti, kaip gausis iš tuo jo valiuką. Ja. Ir pažiūrėsim, koks yra galutinis. Galim pradėti. Tai man yra kol kas darbas toksai, bet aš noriu parodyti, kad čia labai daug nulūžinėję yra. Nežinau, kur tie stalčiai kurie, gal va čia turi dėtis va šitie. Vienu žodžiu, čia labai daug kas yra išlūžę, tai nežinau, ką man pakeisti. Bet kaip ir čia. Tik tais aš padėjau, gal kažką lengvaus ir pasidės. Nežinau, kaip tie. Ir dabar turėsiu visas tas knygas atrišiuoti ir viską nuvalyti. Tai kadangi man jau ir dabar jau ilgai užtruko, tai aš gal tada atrušiavus esu ir gal tiesiog nerodysiu kaip valau, nes po to žiauriai ilgai užtruks, nes jau dabar dalykai ilgai užtruko flaštą. Tai susitikim, kada viską būsim nuvalę. Tai aš žiauriai sakydau. Tai aš nusprendžiau valyti ir iš karto dėti, nes ant žemės irgi čia dulkina yra. Tai jo man reikėjo išvalyti ir dėti. Šiaip tai galiu parodyti galutinį visą vaizdą, bet žinau, ar jums palikti tą intrigą ar ne, bet žinau, kad kai kurios nervuoja. Tai
galiu parodyti, kaip dabar gavus ir po to visą vaizdą, nes aš dar turėsiu daiktus sudėti ir susitvarkyti. Taip, palaukit. Tai va taip gavus iš pradžių čia viską suskirčiau. Ir šiaip būtų ilgokai biškį trukę, tai aš todėl biškį sumažinau ir aš jau pasišiaušiau ir man čia jau dėmių atsirado. Nu, žodžiu, čia tiek dulkių, o aš esu alergiška dulkių arkutėm. Žinau, kad neįdomu, bet patikėkit. Tai vienu žodžiu, čia žurnaliukai, čia yra knygutės, knygos va istorinės, jo. Čia yra mano mamos, čia yra mano dėdžio sąsiuviniai nuo mažens. Po to čia yra su mokykla kažkas susiję tenais. Kaip man pasakyti, aš nežinau, bet galim sakyti, kad čia su tikrojo kažkas susiję, tai jo, ar gamyba, tiesiog kažkas tokia. O čia tiesiog dokumentai, tai padėjau, kad tiesiog būtų atrodyti gražiau, bet tai nežinau, ar kam reikalinga, tai jeigu reikės kažkam, tai galės pasimti. Tik matot, su sodu susiję, tai man dabar belika daiktus susidėti ir žinom, ką man dar belika pasidaryti. Va. Tai galėsim dabar ir sutvarkyti. Tiesą sakant, vis tiek tu neišvalysi, arba jeigu išvalysi labai gražiai, tai vis tiek bus purvina. Po kiek laiko. Tai visas galutinis vaizdas va toksai. Tai galim palyginti vaizdą. Tai palyginimui vaizdas tikrai pasikeitė. Na, o šiandieną buvo va tiek ir jeigu dar norėsi tokių video, tai nepamiršk žiūrėti kitus video ir paspausti like ir pafollowinti, jeigu gali užspausti, taigi nesunku. Ir iki kito karto. Beje, aš turiu šiaip tai labai daug ką parodyti. Nes čia yra belė kiek visko, kur turėčiau gal ir sutvarkyčiau ir būtų daug geriau žiūrėti kaip ir tą vaizdą. Ir jo, ir žinot, turbūt šiandien močiutės įvertimo nebus, nes mano mama dar vertins ir viskas aišku realiai, kad būtų 10 iš 10, jeigu visi sako visada taip. Gal ne visi, aš nežinau. Tai aš norėčiau paklausti dar, ar jums patiko. Ir jeigu būtų įjungti komentarai, tai įsivertinkit nuo 0 iki 10, o jeigu netyčia nebūtų, tai pasubscribink ir palaikink. Ir iki kito karto, kaip visada.